Tai labai džiaugiuosi, kad šiandien su informacija, savo žiniomis pasidalins Nord Security atstovė Sigita ir Konytė. Jurkynaitė. Nesvarbu. Atsiprašau, palikau. Ne, viskas gerai, aš čia bandžiau tau laikyti, bet nepavyko atrakinti. Tai va, tai Sigita, mikrofonas tau ir mes, man atrodo, esam labiau net negu nusiteikę priimti viską, ką papasakosi. Dėkui labai, ačiū. Iš tikrųjų, dar niekada nėra tekę kalbėti prieš taip labai apšildytą publiką. Nu, čia buvo neįtikėtina dovana, bet kuriam pranešėjai toksai pasišakimas. Šiaip labai faina matyti, kad visi tokie atsipalaidavę esat ir geros nuotaikos šiandien penktadienis, aišku. Taip, tai aš esu Sigita Jurkynaitė, dirbu viename iš Vienaragio, apie kuriuos kalbėjo ir Inga anksčiau ryte, Nord Security, esu informacijos saugumo vadovė. Ir čia yra ekrane citata, kurią aš pasakiau, ne pati turbūt sugalvojęs, bet pasakiau 2014 metais, kai atėjau į įmonę, kurioje kibernetinis saugumas buvo viena iš darbo sferų. Paklausiusi, ką kalba mano tuometiniai kolegos, sakiau, kibernetinis saugumas yra raketų mokslas. Ne man, tikrai niekada neišmoksiu, tikrai per sudėtinga, žmonės tai mokosi visą gyvenimą ir tai tampa nebūtinai ekspertais, tai aš tiesiog buvau užsiblokavus ir galvojau, kad čia tikrai yra labai sudėtinga ir ne man. Manau, kad tikrai yra žmonių ir čia, kurie galbūt galvoja bent jau šiek tiek į tą pusę, kad tai yra sudėtinga tema, bet kokiu atveju dabar jau jums reikės ją išdėstyti ir savo moksleiviams. Tai mano šios dienos tikslas yra demistifikuoti šiek tiek šitą temą ir parodyti jums galbūt, kaip būtų galima apie ją galvoti paprasčiau ir net nepateikti jums kažkokios konkrečios informacijos, bet tiesiog įkvėpti, pasidomėti, parodyti keletą šaltinių, parodyti keletą įrankių, kuriuos jūs galbūt galėsite naudoti savo mokymui ir pristatyti kelis mokymo metodus, kuriuos naudoju aš pati. O aš pati, jeigu čia jungsit mano skaidres, tai parodysiu nuotrauką. Irgi esu paragavusi mokytojo duonos, labai menkai, su projektu Empowering Girls važiuojame mokyklas Lietuvoje ir kalbu moksleiviam apie įvairias temas ir mano tema yra kibernetinis saugumas, nes tuo gyvenu. Ir čia matot mano pastangas kalbėti moksleiviam Tauragėj, Šilaliai ir viename iš Tauragės rajono gimnazijų, viena iš Tauragės rajono gimnazijų. Gal yra kas nors iš Tauragės rajono ar iš Šilalės čia šiandien? Jūs tai galėsit paskui papasakot man, iš kurios mokyklos ir gal mes ir buvom prasilenkę koridoriuose. Tai iš tikrųjų, aišku, mano tos pastangos yra 45 minutės viena pamoka ir kiek jau ten tos informacijos pavyksta pateikti moksleiviam, tai yra nedidelis kiekis, bet vienas dalykas, ką aš pati išmokau iš šitos patirties ir vis dar mokausi, tai kad jūs esat ne tai, kad burtininkai, tai, ką jūs darot, jūs esat šventieji, nes, taip yra sudėtinga stovėti prieš tą auditoriją, kuriai visai neįdomu, kurie visai kitais dalykais užsiėmė, kurie viską geriau jau už tave žino, ypatingai kas susijęs su technologijom, kurie bando tave nuolat statyti prieš iššūkius, o tai ką man čia iš viso mokytis, jeigu dirbtinis intelektas viską išspręs, vat kaip prieš tai kalbėjęs pranešėjas sakė. Tai yra tikrai labai sudėtingas darbas, labai sudėtinga užduotis ir jeigu šiandien bent truputėlį jums ją palengvinsiu, jūsų ateitį, tai bus labai didelė man garbė. Gerai, tai kaip sakiau, informacijos tokios labai griežtos nebus, bet tiesiog parodysiu keletą vietų, kur galima ją susirasti ir įvesti jūs tiesiog bendrai į kontekstą, kaip galvoti apie kibernetinį saugumą. Ne tai, kad kas tai yra, bet tiesiog apie ką mes čia. Tai pirmas šaltinis, kurį norėčiau jums pristatyti, jeigu dar nežinote, yra ENISA, ES kibernetinio saugumo agentūra. Tai yra agentūra, kuri užsiema kibernetiniu saugumu ES lygmeniu ir jie kiekvienais metais išleidžia labai gerą apžvalgą kibernetinio saugumo bendrai situacijos Europoje, bet jinai atitinka ir pasaulio situaciją. Tai dabar yra pasirodžiusi paskutinė praėjusiais metais, tai 22 metais pasirodė 21 metų apžvalga ir čia matote, jie visada išleidžia topą, kokios yra didžiausios kibernetinio saugumo grėsmės. Tai čia matote 5 praėjusių metų tas didžiausias grėsmes. Tai pirmoje vietoje yra ransomware arba išpirkos programos. Tai yra kenkėjiškas programinis kodas, virusas, kuris užvaldo sistemą, šifruoja duomenis ir tuomet nusikaltėliai prašo pinigų, išpirkos, bitkoinų kažko, kad tuos duomenis atšifruotų. Aišku, šita grėsmė yra daugiau su ja susiduria įmonės, organizacijos, viešasis sektorius, galbūt įstaigos, bet kokiu atveju tai yra numeris 1 pasaulyje.
Ir ta diskusija, ar mokėti išpirką, ar nemokėti išpirką, vyksta nuolatos. Į bet kokią kibernetinio saugumo konferenciją nuvažiavę, išgirsit šitą klausimą ir, iš tikrųjų pasakyti niekas negali, bet kokiu atveju tai yra numeris 1 visame pasaulyje ir visą laiką tas kartojasi jau nežinau kiek metų. Malware tai yra tiesiog bendrai programinė kenkėjiška įranka, gali būti įvairi, nuo įsilaužimo į sistemą ir stebėjimo iki jos užvaldymo. Tuomet socialinė inžinerija yra labai populiarus irgi kibernetinių atakų būdas, tai po šitą kategoriją patenka labai daug kas, bet yra bendrai atakos, kuomet yra pasinaudojama žmogaus psichologija ir yra apgaunamas žmogus ir kažkaip iš jo yra išviliojami ar tam tikri duomenys, ar kažkokia informacija, kuri šiaip nėra viešai skelbiama. Ir socialinės inžinerijos atakos gali būti tiesiog prieiti prie žmogaus ir pro jo petį pasižiūrėti ir nužiūrėti kažką, ką jis turi savo kompiuterį ar jo telefono kodą, gali būti atsiųsti jam e-mailą ar žinutę ar panašiai, bet kokiu atveju yra pasinaudojama ne technologinė spraga, o žmogaus spraga, žmogiškojų silpnumų, kažkokiu tai psichologiniu tokiu momentu, per kurį galima žmogui kalbėti ar įtikinti atskleisti duomenis. Tuomet yra grėsmės duomenims. Tai čia bendrai, vėl man išsijungia, aš tiesiog kalbėsiu, gal atsiras. Taip, tai yra grėsmės duomenims, tai čia absoliučiai bet kokiems duomenims ir tai gali būti bet kokiu atveju išviliojami tie duomenys arba atskleidžiami, tai jie yra dažniausiai pavogiami ir paviešinami arba parduodami, tai mūsų Lietuvoje turbūt paskutinis toks žymiausias skandalas buvo CTB skandalas, kuomet buvo nutekinti klientų duomenys, bet jų iš tikrųjų tų situacijų yra daug daugiau. Čia tik yra tokios, apie kurias sužinom ir tokias, apie kurias ne taip garsiai sužinom. Tai grėsmės duomenims yra irgi visos Europos ir pasaulio bėda. Ir DDoS svetainių sutrikdymas dėl didelio skaičiaus vartotojų, tai tie vartotojai yra žinoma ne žmonės, o robotai, kurie užtvindo svetainę užklausomis ir sutrikdo jos veiklą. Tai čia yra 5 pagrindinės, bet iš tikrųjų jūs nuėję į Anisos puslapį ir susiradę Threat Landscape tikrai rasite ilgą sąrašą ir kas yra dar labai gerai su šituo šaltiniu, tai yra tai, kad jie paaiškina labai paprastai, kas tai yra. Tai yra anglų kalba, bet galima išsiversti, aišku, ir pasižiūrėti. Tai man šiaip, norint susidaryti bendrą įspūdį apie tai, kas vyksta Europoje, kas vyksta pasaulyje, tai šitas šaltinis yra nepamainomas. Lietuvoje mes irgi turime labai panašų statistikos ir tendencijų šaltinį, tai yra Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos, irgi kiekvienais metais, kartais net ir truputėlį su ketvirčiais, jeigu yra svarbių atnaujinimų, išleidžia savo irgi būklės tą ataskaitą ir kaip matot, iš tikrųjų čia yra duomenys irgi jau praėjusių metų, bet esmė yra labai panaši, kenkimo programinė įranga, tai tas malware, ransomware yra pirmoje vietoje, informacijos rinkimas tai yra socialinės inžinerijos, phishingo atakos, nepageidaujami laiškai, spamas, mėginimai išsilaužti ir panašiai, DDoS'as tas pats atsiranda vėl sąraše. Šitas šaltinis yra, taip pat irgi galite surasti ir informacijos apie pačias atakas, bet dar kas yra labai naudinga, tai kad jie turi schemas. Jie įdeda populiariausių tų atakų schemas, kaip jos vyksta. Tai vat nuėję į šitą, atsidarę šitą ataskaitą, matysit ir paveiksliukus, kur labai paprastai grafiškai yra viskas sudėliota, tai irgi gali būti tiek jų patiems susipažinti, tiek ir pamokose galbūt panaudoti, jeigu reikia kažką paaiškinti labai paprastais grafiškais būdais. Važiuodama į mokyklas, aš visada bandau papasakoti moksleiviams ir mokytojams ir direktoriai kartais ateina paklausyti. Labai būna smagu, kai visa bendruomenė susirenka apie tai, kokias yra tos pagrindinės grėsmės mums kaip asmenims. Nes čia yra galbūt šiek tiek daugiau susijęs su įmonėmis, su organizacijomis, su nusikaltimais didelio masto, su vienos valstybės užpuolimu kitos valstybės ir panašiai. Bet mums labai dažnai yra paprasčiau suprasti, jeigu mes kalbame apie tai, kaip čia yra susijęs su tuo mūsų tiesiog asmeniu, ką man reikia žinoti ir kaip man reikia saugotis. Ir tas noras yra natūralus dėl to, kad beveik visada, aš čia nedėjau skaičių, nes tie skaičiai varijuoja nuo 80 iki 95%, bet beveik visada kibernetinio atakų vektorius yra žmogus. Tai mes galime turėti pačias geriausias technologijas, galime turėti pačius geriausius procesus, kaip mes jomis naudosimės, ką įsidieksime ir panašiai, bet jeigu žmonės, kiekvienas iš mūsų visuomenės nariai nebus pasiruošę tam ir nesupras elementarių higieninių dalykų,
viskas nuplaukia į šalį. Ir čia yra lygiai tos pačius principus mes matom savo įmonėje. Tarkim, aš dirbu kibernetinio saugumo įmonėje ir mes visiškai to pačiu šitais principais vadovaujame. Susidėgiame visas technologijas, ką galim, naujausio, geriausio, išmaniausio, apsirašom procesus, kaip mes jomis naudosimės, ką darysim, jeigu kažkas atsitiks ir panašiai. Bet edukuoti žmonės yra didžioji dalis mūsų darbo. Netgi žmonės, kurie dirba kibernetiniam saugume. Tai kai vykstam į mokyklas, dažnai pasakau moksleiviams, kad išgirsite tą frazę, kai kalbama apie kibernetinį saugumą, kad žmogus yra silpniausia grandis. Labai populiari frazė, labai visi mėgsta naudoti, žmogus yra silpniausia grandis, žmogus yra silpniausia grandis. Kuo daugiau kartojam, tuo labiau tai tampa beišsipildanti pranašystė. Kuo dažniau sakysim žmogui, kad tu esi silpnas, tai tuo mažiau jam bus kažkokios motyvacijos daryti kažką, kad būčiau stipresnis. Tai dėl to aš norėčiau šitą pakeisti į tai, kad žmogus yra nesilpniausia grandis, o stipriausias kibernetinio saugumo karys tame kare ar stipriausias kibernetinio saugumo partneris ir kad kiekvienas iš mūsų galime prisimti atsakomybę ir tam tikrais mažais žingsniais pasidarę tą kibernetinę higieną prisidėti prie savo asmens, savo šeimos, savo mokyklos, savo miesto ir šalies kibernetinio saugumo. Tai 3 labai paprasti, turbūt visiems žinomi, bet kartais reikalingi priminti žingsniai ar problemos, kurias galima lengvai išspręsti. Tai visų pirma yra slaptažodžių problema. Čia yra nuotrauka internetinių adresų ir slaptažodžių knygutė. Čia yra reali nuotrauka, knyginė, aš ją nufotografavau pati, yra pardavinėjamos tokios knygutės popierinės, kur galima užsirašyti vardą, adresą websaito, tada prisijungimo visus duomenis ir dar kažkokius papildomus duomenis. Labai patogu, ar ne? Visi dedi į kišenį ir nešiojasi su savim. Tai? Nebrangiai kainuoja, galėsiu pasakyti, kur pardavinėja. Tai iš tikrųjų čia yra labai žmogiška, visi žmonės pernaudoja tuos pačius slaptažodžius, tų slaptažodžių mums reikia atsiminti labai daug ir taupydami savo smegenis, savo energiją, savo visus resursus mes aišku pernaudojam tos slaptažodžius ir padarome juos labai paprastus atsiminti ir vis suvedam tą patį ir naudojame tiek darbe, tiek namuose, bet visi puikiai suprantame, kad tai yra pats didžiausias pažeidžiamumas. Tai nieko nėra lengviau, kaip nulaužti paprastą slaptažodį, įsilaužti į žmogaus sistemą, į elektroninį paštą, į kompiuterį ir pasiimti viską, ką tau reikia. Galbūt finansiniai duomenys, tarkim, bankai jau yra šiek tiek labiau apsisaugoję, nebėra taip lengva tiesiog pasiimti žmogaus pinigus ar atlikti tam tikrus mokėjimus, bet irgi yra įvairiausių tų pažeidžiamumų, kuriuos vien pakeitus savo slaptažodžiais būtų galima išspręsti. Tai dabar, jeigu technologijas nepaves, aš norėčiau jums parodyti keletą įdomių tokių nuorodų, kurios labai patinka moksleiviams ir aš jas naudoju ir paskui palieku mokytojams irgi kaip mokomąją priemonę. NordPass yra viena iš įmonių mūsų įmonių grupėje ir mes praėjusiais metais padarėme tyrimą, pačių populiariausių slaptažodžių tyrimą, jis buvo atliktas 30 šalių. Tyrimo metodologija buvo, kad mes neėjom pa žmonės ir neklausėm, koks jūsų slaptažodis. Nors irgi, žinokit, dar nežinau, kiek žmonių pasakytų, turbūt, jeigu gražiai paprašytum, bet tiesiog yra tam tikros kreipinimo sistemos ir tie slaptažodžiai, kurie jau yra nutekinti tam tikrose duombazėse, mes tiesiog juos susirenkam, apdorojam tos duomenys ir sudarėme šitą sąrašą. Tai dažniausiai pasitaikantis slaptažodžiai yra password, tada skaičių tam tikros sekos, guest, QWERTY ir panašiai. Ir matote, kas dar čia labai yra įdomu, tai kad pateikėme laiką iki nulaužimo, per kiek laiko kompiuteris nulaužtų šitą slaptažodį. Tai labai yra įdomu surasti kažkokius lietuviškus žodžius, kurie yra sunkiau nulaužiami. Čia galima išsifiltruoti pagal šalį, tarkim, nueiname į Lietuvą ir jau nulaužimo laikas, lopas 1, 2, 3, jau nulaužimo laikas tik tai 4 sekundės. Matot, kaip gerai. Pavažiavę ten, atsiprašau, jeigu bus necenzūrinių žodžių iš anksto, pavažiavę į apačią, tarkim, nežinau, jau yra 17 minučių. Pažiūrėjus ten į kažkokius, tai, netgi pats slaptažodis yra 4 mėnesiai. Tai aišku, kadangi slaptažodžius laužo ne žmonės, o kompiuteriai, tai kompiuteriai pradeda nuo žodyno, perina anglų kalbos žodyną, tada iš didžiųjų raidžių, tuomet skaičių sekas ir kol jie ateina iki lietuvių kalbos, tai praeina ir mėnesiai, ar ne? Tai čia paskui galima dar pasižiūrėti ir
Ir dažniausiai iš vis pasaulyje pasitaikančius slaptažodžius pagal tam tikras kategorijas, čia irgi visai, tai tarkim, jeigu Lietuvos sportą paėmus, ten koks nors Žalgiris arba Valančiūnas arba Jasikevičius, tai labai geri slaptažodžiai atrodytų pagal tą visą mūsų sekundžių skaičiuoklę. Tai tai čia yra vienas toksai, kur galima duoti irgi moksleiviams pasižaisti. Tada kitas yra, kur galima pasitikrinti savo e-mailą, ar su jūsų e-mailu ir pasvardu buvo kažkur tai nutekinti duomenys. Aš pabandysiu įvesti savo. Suveikia irgi iš pirmo karto. Tai šitą aš naudoju dėl to, kad jis jau yra tikrai nutekintas ir aš žinau, kad bus geras pavyzdys. Tai įvedus čia galima pasižiūrėti, kur buvo jūsų duomenys su būtent šituo e-mailu ir dar kažkokiais kitais duomenim, tarkim, geografinė lokacija, vardas, pavardė ir pasvardas svarbiausia, jau buvo kažkokioj tai duombazėj paskleistas. Tai irgi labai patinka mokiniams, jie ten veda visus turimus savo e-mailus ir tėvų ir paskui ten, tikrina ilgai ir tada jau jeigu pamato, kad yra kažkokie bryčiai, tai galima tada patarti jiems, ką daryti su tuo, o jeigu nėra bryčių, tai parodysiu, kaip atrodo. O ką daryti, jeigu randa? Pasikeisti slaptažodį tuoj pat. Į labai sudėtinga, parodysiu, kaip tai padaryti irgi. Štai, o čia nieko neranda. Jeigu randa, tai reikia tiesiog žiūrėti, kokie duomenys yra nutekinti, nes tarkim, jeigu tai yra tik tais vartotojo vardas ir jūsų e-mailas, tai yra, tai su tuo neprisijungsi, kartais ir tai būna, bet jeigu yra slaptažodis, jeigu yra jūsų adresas, jeigu yra telefonas ir panašiai, tuomet yra geriausia arba, jeigu nebenaudojat paskyros ją iš vis ištrinti, atsijungti ištrinti, jeigu naudojat pasikeisti slaptažodį. Kaipgi sužinoti, ar tas jūsų slaptažodis yra tinkamas ir pakankamai stiprus? Tai čia, tarkim, galime įvesti tą patį lopas 123 ir matom, kad jis yra silpnas ir netgi jums parodo, kad šitas slaptažodis jau 8072 kartus buvo nutekintas su kažkokiom prieigom, 17 minučių užtruktų jį nulaužti ir čia pateikia patarimus, kaip pasidaryti, kad jis būtų stipresnis. Pabandykim, čia irgi yra NordPasso įrankis. Mes šitų duomenų absoliučiai niekur neregistruojam, jie niekur neina, jie iš vis čia yra paviršinis dalykas, tai galima vesti ir tikrus savo slaptažodžius. Taip, dar kažko čia priveskim. O, štai padarėm patikimą, nulaužti užtruktų 100 mečius. Taip, tai čia tik tai trūksta dar specialaus simbolio ir viskas. Tai kuo labiau privedam įvairiausių šitų skirtingų skaičių raidžių, tuo jie pasidaro sudėtingesnė. Tai čia yra keletas tokių patarimų, ką galite irgi panaudoti galbūt tiek savo, tiek pamokose, kad pasikeisimėm slaptažodžius, o šiaip iš tikrųjų pagrindinis patarimas visiems yra, kad įsidiegti antrąjį faktorių ir irgi dažnai netgi ir moksleivių paklausiu, ką jie naudoja, kokias sistemas, tai ten sako, pavyzdžiui, tas pats Discordas jų mėgstamas turi irgi antrą faktorių ir kitos programos, kurias jie naudoja, tai tie antri faktoriai irgi yra labai įdomus toksai dalykas, tų pavyzdžių yra labai daug ir tikrai galima parodyti, kaip pasidaryti savo sistemas mažiau prieinamas, net jeigu tas slaptažodis yra nulaužtas. Taip, tai kitas dalykas iš tos kibernetinės saugumo higienos, ką reikia žinoti ir priminti vieni kitiems ir mokykloje, tai kad jeigu nedalyvaujat loterijai, negalite joje laimėti. Arba jeigu gaunate žinutę iš VMI dėl kažkokių ten nesumokėtų mokesčių ar kažko, visada pažiūrėti, iš kokio telefono numerio atėjo šitą žinutę, į kokį šitą nuorodą jūs siunčia. Tas pats Luminoras irgi swiftex.gmail turbūt nesiunčia mail ir panašiai. Tai tų pavyzdžių yra N+K, bet juos reikia rodyti nuolatos, nes žmonės vis tiek paspaudžia ir žmonės vis tiek nueina į tas nuorodas ir vis tiek atiduoda savo prisijungimo duomenis ir panašiai. Tai šitą tikrai reikia visada rodyti ir šitos atakos labai greitai keičiasi, nes jeigu atsimena, dar visai neseniai buvo Nigerijos princas ir mama aš papuoliau į avariją, tokie buvo scenarijai pagrindiniai, dabar jau keičiasi, jei laimėk iPhone'ą, ten dar kažką, žodžiu, ir jos yra platinamos jau kitais kanalais, kaip per Instagramą ir per kitus socialinius tinklus. Tai aš visada sakau, ar galima laimėti loterijoje, kurioje nedalyvauji? Atsakymas yra ne, negalima, taip nebūna tiesiog. Tai šitą irgi labai yra sveika prisiminti ir priminti. O paskutinis dalykas, kuris irgi mes jį matom labai dažnai tiek savo įmonėje, tiek visur, kur einam ir bendraujam ir keliaujam, tai visgi žmonės labai dar susigundo nemokamų turinių internete, nemokamais filmais, nemokamom programėlėm, nemokamom operaciniam programom ir panašiai.
Ir atrodytų, taigi čia nelegalu, tai turbūt yra draudžiama, tai yra labai sunku padaryti, visiškai nesunku. Vat vakar pasižiūrėjau, kaip greitai būtų galima atsiblokuoti torrentus tos pačius ar linkomaniją, tai patarimų kiek tik nori internete, iškart. Ir tą padaryti yra labai paprastai, žmonės tą daro, bet čia yra tiesus kelias į parsisintimą virusų ir tos programinės įrangos, kuri greičiausiai paskui nuhakins jūsų kompiuterį, įsilauš jūsų sistemą ir galės paimti tam tikrus duomenis ar valdyti, ar užšifruoti ir paskui prašyti pinigų. Tai, aišku, visų pirma, tai yra nelegalu, visų antra, tai yra labai kenksminga. Taip, tai dabar dar, sakiau, duosiu jums įkvėpimą šiek tiek apie kibernetinio saugumo mokymą. Tai iš tikrųjų tas mokymo metodai kibernetinio saugumo greičiausiai nesiskiria nuo visiškai bet ko kito, ką mokome mokinius, ar net nemokinius ir suaugusius. Iš tikrųjų, kaip sakiau, mano didelė darbo dalis yra mokyti suaugusius savo bendradarbius apie tai, kaip užkirsti kelią tom kibernetinio saugumo atakom. Tai yra tokie 3 pagrindiniai principai, kuriuos mes naudojam. Aš nežinau, kiek jie bus jums pritaikomi mokykloje, galbūt ne viską galima su jaunai žmonėm daryti, bet aš vis tiek papasakosiu, ką mes mėgstam veikti per savo mokymus. Tai visų pirma yra interaktyvumas. Interaktyvumo principus kelius jau parodžiau, tai vat, tiesiog pasikviesti kažką, įvesk savo slaptažodį arba visi išsitraukime telefonus, pasitikrinkime savo mailus ir panašiai. Tiesiog leisti žmonėms sudalyvauti ir parodyti, kaip paprasta yra pasitikrinti ir kaip paprasta yra paskui pasikeisti slaptažodį ar dar kažką ir tiesiog įtraukti žmonės į tai. Tarkim, susikurkite patį stipriausią slaptažodį. Kas sukurs slaptažodį, kuris bus ten nenulaužiamas niekada ir panašiai. Tai va tokie visokie metodai. Antras yra žaidybiniai elementai. Ir čia yra toksai įdomus momentas, kada mes pradedam sakyti, kad suaugusių žmonių dažnai grupėje, dabar pažaisim žaidimą, atsistokit visi ir atsimenat, kai žaidėt Alibaba vaikystėje, arba atsimenat, kai žaidėt žuvis tinklas. Iš pradžių yra tokia reakcija, kad ką mes čia dabar lakstysim ir gaudysim vieni kitus. Bet iš tikrųjų per šitos žuvis tinklas ar Alibaba žaidimus labai paprastai galima paaiškinti irgi, kad yra kažkokia ugnesenė, tarkim, yra virusai, jie bando patekti ir kažkas bando pagauti. Tai čia galbūt yra efektyviausia jaunesniem, jūs nuo 5 klasės ar nepradeda, tai vat jaunesniem, jeigu yra erdvės, jeigu yra laukia kažkas, jeigu kažkaip galima pritempti prie to, kad čia yra kibernetinis saugumas ir dabar vieni iš jūsų virusai, o kiti pagaus, tai tas irgi labai veikia. Ir labai įsimena, o kitas dalykas, dar ką mes darom, tai yra konfidencialios informacijos kortelės. Tai tiesiog čia dar turbūt su mažesniais vaikais, kada yra viena dėžutė, kad yra konfidenciali informacija, kita nekonfidenciali ir mes traukiam ir skaitom, aptarinėjom ir paskui dedam į vieną arba į kitą krūvelę, kur ta informacija priklauso, ar jinai yra konfidenciali ar ne. Aišku, galima prigalvoti ir dar daug visokiausių tų žaidimų, bet dar vienas toksai principas yra ilgalaikiai socialinės inžinerijos projektai. Va čia ir nežinau, kiek tai yra įmanoma daryti mokykloje, bet yra du žaidimai, kuriuos mes žaidžiam ir jie jau trunka šiek tiek ilgiau negu ten pamoką ar dieną. Čia yra tokie kaip ir ilgalaikesni. Tai pirmas yra apsaugok knygą. Yra sudarytos grupės. Viena grupė yra informacijos saugumo specialistai, kurie bando apsaugoti knygą. Mes duodam fizinę knygą jiems. O kiti yra nusikaltėliai, įsilaužėliai, kurie bando iš tos knygos kažką pasiimti arba visą knygą pavogti arba pakeisti informaciją joje. Pagrindiniai dalykai, ką mes bandome įdiegti šituo žaidimu, yra tai, kad kibernetinio saugumo principai yra konfidencialumas, integralumas ir prieinamumas. Informacija turi išlikti tik tai prieinama tik tiem žmonėm, kurie turi ją gauti, jinai turi būti konfidenciali. Integralumas, šitą žodį visai nesiniai išmokau lietuviškai, bet tai yra žodis, ką reiškia, kad informacija turi būti nepakeista. Taip kaip yra, jinai tokia ir turi išlikti. Ir prieinamumas, tai kad tada, kam reikia tos informacijos, kas turi teisę ją pasiekti, jie turi ją galėti pasiekti. Tai va šitos 3 principus pasakius, sakome, kad jūsų užduotis kaip kibernetinio saugumo specialistų, tų, kurie saugo knygą, yra užtikrinti, kad prie jos neprieis niekas, kas neturi prie jos prieiti. Jeigu prie jos prieis, nepakeis informacijos viduje, reiškia neišplėš puslapio, neperrašys nieko ir panašiai. Ir konfidencialumas tai, kad nenufotografuos kažkokios dalies tos knygos, neperrašys ir panašiai ir nepaskleis visiems kitiems, kas neturi jo žinoti. Tai va, tai čia galima, mes žaidžiam šitą žaidimą konferencijose, tarkim, jeigu su suaugusiais žmonėm, jeigu su vaikais galbūt yra
kažkokios stovyklos, arba šiaip net ir galima kažkokį mėnesį paskirti. Spalio mėnuo yra kibernetinio saugumo mėnuo visada Europoje, tai galima galbūt spalio mėnesį paskirti, vietoj knygos naudoti kažką kitą, bet knyga yra tokia kaip informacijos šaltinio metafora gera. Tai čia yra vienas žaidimas, apsaugo knygą, aišku, su vaikais tada vaikai nori apsikeisti ir tada kiti nori saugoti, o kiti nori pulti, tai va čia irgi reikia tą momentą kažkaip tai išlaviruoti, bet jūs tikrai geriau žinot šitą, kaip tai padaryti. Tai toks geriečiai, blogiečiai momentas suveikia. Ir kitas toksai ilgalaikis žaidimas socialinės inžinerijos yra išgauk informaciją. Čia irgi mes žaidžiame konferencijų dažniausiai metu, visi žaidimo dalyviai turi būti savanoriai, turi žinoti, kad jie žaidžia, negalima tiesiog pasakyti, vat, jūs dabar žinot, kad žaidžiat, jūs nežinot ir jūs iš jų išgaukit informaciją. Nu, tai tada ne visai etiška bus, bet visi žino, kad žaidžia ir toje grupėje žmonių vėlgi yra vieni žmonės, kurie nori išgauti tam tikrą informaciją asmeninę iš kitų, o kiti ją nori apsaugoti. Ir išgavimas gali būti dviem būdais. Vienas yra tiesiog prieiti, nužiūrėti, paklausti, išklausinėti, išgauti kažkokį tokiu būdu. Antras yra daryti socialiniuose tinkluose ar kažkur internete tyrimą ir ieškoti tos informacijos. Tai informacija gali būti, čia su suaugusiais labiau susiję, tarkim, kokie yra to žmogus vaikų vardai, jeigu tu jo nepažįsti, jeigu nežinai, tarkim, arba kokia yra ten mamos mergautinė pavardė, kas yra labai dažnas slaptažodis, o kodėl tie vaikų vardai, ar ten pirmas gyvūnėlis, ar visi tie kiti dalykai yra į temą, nes tu juos išgavęs galimai galbūt galėsi prisijungti prie jo e-mailo ar dar ten kokio Facebooko. Tai šitas žaidimas veikia dėl to, kad jis yra ilgalaikis ir žmonės užsimiršta. Ir vis tiek anksčiau ir vėliau kažkaip ypatingai, jeigu žaidžiama komandomis, tai tą informaciją pasako. Arba būna žmonių, kurie sako, apie mane internete nieko nėra. Apie mane nieko nerasit. Nei mano nuotraukų rasit, nei mano vaikų, nei dar kažko. Tai tada užtenka surasti to žmogaus žmoną ir atrasit viską. Arba to žmogaus sesę, kuri irgi ten bus papaustinus labai daug. Suprantat patį principą. Tai tiesiog labai gerai parodo tiem žmonėm, kurie yra įsitikinę, kad aš tikrai nieko nesu įdėjęs į internetą ir aš esu labai saugus, kad ne visai galbūt tu esi saugus ir vis tiek yra tam tikri dalykai, kuriuos apie tave galima surasti. Tai galbūt kitą kartą netgi mokytojų konferencijai galėsim suorganizuoti kažkokius tokius žaidimus ir patys pamatysite, kaip jie realiai veikia, bet tiesiog tai yra vienas iš tokių būdų, kurie tikrai parodo žmonėm, kaip yra paprasta būti tuo atakeriu, kaip yra paprasta būti tuo hakeriu ir kaip lengva yra rasti tą informaciją apie žmonės. Tai pasidaro baisu ir tada tu pradedi galvoti apie save, kas yra apie mane ir kaip man apsaugoti save, savo šeimą, savo įmonę. Taip, tai tokie 5 galbūt priminimai iš to, ką šiandien kalbėjau. Tai visų pirma, kad jeigu yra šita tema, kibernetinis saugumas nėra jums labai artima ir lengvai suprantama, tai patariu žiūrėti viską iš paukščio skrydžio, žiūrėti iš viršaus. Atsidaryti kažkokią ataskaitą, tarkim, kokios yra tos atakos, bendrais principais suprasti, kokios jos yra, bet nelysti į varžtus. Nes kai sulendam į varžtus, į žalias pradedam ravėti, tada pasidaro baisu. Aišku, jeigu turit laiko, noro ir labai įdomu, tai tikrai skatinu, tikrai tai yra labai įdomu ir ten visos tos detalės padaro tai dar labiau patrauklia tema, bet kokiu atveju, jeigu nėra laiko, o jums, aš suprantu, tikrai nėra tiek daug to laiko, kad įsigilinti į viską, kas yra, reikia pateikti informacijos kažkokį tai sutrumpintą variantą, tai tikrai žiūrėkit iš paukščio skrydžio, apsidairykit, kas absoliučiai vyksta, o varžtus jau galima palikti, kai bus laiko, arba mokiniai jums papasakos. Antras dalykas, slaptažodžiai kaip kojinės, keičiam dažnai ir susidedam gražiai stalčiuką, nemėtom bet kur ir nenaudojam vienos poros visą laiką viskam. Yra proginės kojinės, yra kasdieninės kojinės, yra vasarinės, yra bėgiojimui. Žodžiu, viską susidėliojam ir susitvarkom taip, kad ir kojiniam nesidalinam dažniausiai. Nežinau, gal šeimoje nebent, bet šiaip su draugais, su artimaisiais, su nepažįstamais tuo labiau. Trečias, jeigu skamba per gerai, yra per gerai, kad būtų tiesa. Tai čia apie tas loterijas, apie įvairiausius laimėjimus, apie atsiimk iPhone'ą, dar kažką. Magija yra šitoj konferencijai, bet internete magijos nėra. Jeigu kažkas labai gerai skamba, tai tikrai nėra tiesa.
susijęs punktas, nieko nemokamo nebūna, tai visi tie nemokami filmai, nemokamos programėlės. Tiesa, čia aš rodžiau galbūt labiau tokius kompiuteryje, ten torentus linkomanė, bet telefonuose irgi labai dažnai yra visokių kenkėjiškų programėlių, kurias parsisiunčia žmonės ir paskui pamato, kad telefonas nebeatsirakina arba kažkaip keistai viskas vyksta ir staiga ten mirksi ir panašiai. Tai lygiai taip pat į telefoną galima parsisiųsti kenkėjiškas programėles. Ir patiems to nežinant, atiduoti savo informaciją, savo duomenis kaip kainą to, už ką jūs galvojate, kad nesumokėjate. Ir paskutinis yra, kad žaidimai yra tiek mažiems, tiek dideliems. Tikrai visi labai mėgsta žaisti, mokiniai mėgsta žaisti, paaugliai pasimaivo, kad nemėgsta žaisti, bet paskui vis tiek įsitraukia į žaidimą ir kažką iš to išmoksta ir tikrai žaidybiniai elementai, žaidimai yra pats geriausias būdas perteikti kažkokią informaciją ir čia aš pasakiau tik tais kelis pavyzdžius, kuriuos esu pati naudojus, bet šiaip atsisėdus ir atėjus kažkokiai kūrybiniai mūzai nutupus ant peties, galima sugalvoti labai daug įvairių būdų, kaip galima įtraukti tuos žmonės, turint laiko ir energijos į žaidimą ir tokiu būdu perteikti informaciją. Tai palieku jūs su klaustuku. Prieš tai buvo citata, o dabar palieku jūs su klaustuku. Argi kibernetinis mokslas yra toks raketų mokslas? Tai čia yra mano elektroninio pašto adresas. Tikrai drąsiai rašykite, jeigu reikės patarimų, jeigu norėsit pasikviesti į mokyklą, jeigu, nežinau, turėsit kažkokių klausimų ir panašiai, tai tikrai drąsiai kreipkitės. Jeigu pati negalėsiu padėti, nukreipsiu, turim labai daug kolegų, kurie irgi investuoja į tą mokymą, švietimą ir šiaip visuomenės bendro tokio lygio kėlimą kibernetinio saugumo. Tai drąsiai, pirmin, už burtų lazdelių į kosmonautų tuos kostiumus ir važiuojam. Valio, ačiū labai Sigitai iš Nord Security, čia mūsų partnerių, už tokią paskaitą apie kibernetinį saugumą. Man irgi priminė, kad aš prieš 2 savaitės turėjau irgi tokią stresinę situaciją. Internetinis bankas, nebeveikia Smart ID, gauna, atrodo, oficialų laišką, kad va čia, jeigu kilo problema, čia spauskite išspręsti. Žinoma, kad paspaudžiau ir tik tada pamačiau, kad yra, nes nuoroda atrodė gera, bet paspaudus jau pamačiau, kad yra kitas adresas ir ten buvo kvietimas paskambinti tuo telefonu, išspręsti problemą. Tai gerai, kad jau įsijungia tas saugiklis man, kad aš ne, čia jau netoks, čia jau ne Smart ID nuorodai papuoliau ir labai įdomu. Skambinau ir klientų aptarnavimą, tai sakė irgi toks įdomesnis atvejis, tai vėlgi, atrodo, turėsi atidus, bet randa būdų tikrai, kaip žadinti mūsų tą budrumą.